Kodėl nedalyvausi? Dalyvausi. Taip, filmas apie tai, kaip mes čia dabar ką padarėm, ko nepadarėm. Pirmas dalykas, su matavimo sistema tikrai yra kažkas negerai, enkoderis neveikia. Čia, kur jisai buvo. Tai dabar taip, paimam, pasileidžiame į hidraulinę statelę. Taip ir buvo. Atsirado galimybių čia nais daugiau. Tai yra, ta prasme, galime reversuotis. Reversuojamas rastas. Dabar nusivarysime į patį galą jį, kad parodyti, kaip jisai. Taip. Nusivarėm. Jeigu varėm į galą, išsijungia automatinis, tai yra įrengimas sustabdytas. Dabar kaip mums rastą pasiduoti? Spaudžiame paduoti. Įrengimas automatiškai į automatinį režimą įsijungia. Sustoja ten, kur ir sustodavo, galima pjauti. Pjovimas taipogi jau automatizuotas. Pasitraukime mes jį iš taip, įsijungiam automatinį režimą, kad pas mus dabar taip, 1, 2, 3. Pirma knopkė, yra mygtukas, atsiprašau, yra skirtas, dar kartelį iš toliau parodysiu, pati pirmoji. Ką jį daro? Spaudžiam. Spaudė. Atpjovėm. Sugrįžom. Atsidarė. Nevažiuos rastas, jeigu pjūklai aukštyn negrįžė, jeigu krokodilai į šonus, bet apie tai yra klaidos, kurios yra ekrane. Nevažiuos taipogi, jeigu rėmelis nuspaustas, žodžiu, šitie visi automatizacijos darbai padaryti. Dabar su nuvertimu priėjom išvadą, nuvertimas iš krūvos, priėjom išvadą, kad reikia dar ten daviklio mums. Taip, matom antrą iš eilės mygtuką. Paspausiu, aš įspaudžiam. Dar kartelį spaudžiu. Rastą nuvertėm, rastą sugrįžo. Tai tiek apie darbą šitoje dalyje, kol automatinis matavimas nebus atstatytas.